Nu ką, sveiki gyvi. Vakar pažiūrėjau Babylos video ir porą žmonių parašė, tai sugalvojau tokį one take video. Vėl reikėtų rubriką pavadyti papostringavimai iš mašinos arba papostringavimai kelyje. Dauguma žmonių, tipo, paklausė, tas dauguma, tie keli žmonės paklausė, kada rinktis 1.5, kada rinktis 1.3. Ir net Babyla klausimą pasikėlė, kam tas 1.5. Tai atsakysiu iš tą klausimą, kam tas 1.5 ir 1.4 tokie HD eina angaliai. Bet jeigu iš karto atsakymas, pradedant, jūs esate 1-2 žmonės dirbantis, jums 1.3 pulverizatorius yra per akis. 1.5, 1.4 šitie HD lakavimai yra sukurti vien tam, kad pagreitį dažymo tempą. Apytiksliai priklausomai nuo koks pulverizatorius ir panašiai, tarp kiekvieno 0.1 pakilimo apytiksliai 10% yra pagreitėjimas. Tai jeigu tarp 1.2 ir 1.3 yra 10% pagreitėjimas, tai reiškia tarp 1.5 ir 1.2 teorinis pagreitėjimas 30%. Kaip jeigu, sakykime, dažys lakuosi su 1.2. Kartu biskį šiek tiek padeda tam tikrų kerzų tekstūros reguliavimą, kas, sakykime, įgudęs dažytojas, aišku, padarys praktiškai ir vienu ir kitu atveju yra technikos reikalas, bet aš irgi, jeigu žinau, kad man reikia stambesniais vokiškos, švediškos kerzaus, aš dažniausiai pirmu numeriu imsiu didesnės skylės pulverizatorių. Pats Meidži 1.3 pulverizatoriaus, sakykime, aš dar nebandęs, bet yra planuose. Bet man ir 1.5 puikiai patiko. Ir gali būti, kad Babyla teisingai įvardino, kad jisai atitinka SATA CC, kuris yra ten 1.3 ar 1.4, aš tiksliai nežinau, koks pas jį, bet esminis toks dalykas. Kiekvieno gamintojo, aš jau apie tai video daręs, kiekvieno gamintojo skyliai skiriasi. Kito gamintojo 1.4 sudės ir jis bus su 1.2. Tai ir Gunmanas Australas šnekėjęs. Kodėl taip yra, vėl nežinau. Kiti net kalibruotais grąžtukais tikrina ir akivaizdus skirtumas. Aišku, jeigu ten kaip įvato, jeigu yra HD prierašas, tai ten reiškia, kad didintas matmuo, tai reiškia, ten gaunasi, jeigu 1.4, tai 1.4.5 ir panašiaus nesąmonės. Tai va, jeigu jūs esate vieno žmogaus, 2 žmonių šopas, jums tas 1.5 nereikalingas. Ir jeigu jums reikia universalesnio ginklo, tai tada imat 1.3, 1.4, 1.2 neimčiau. O pavyzdžiui, dar dėl ko, sakykime, didelės dirbtuvės irgi prioritetina, ne tik dėl greičio. Pavyzdžiui, gal dienos bėgiai ten ir nedaug gautųsi, bet jeigu yra tik dažytojas, yra atskiri ruošėjai, net atskirais atvejais ir dangstytojai, net dažytojas nedangsto arba dasibaigėte tik dangstymą, yra tas toks juodas dangstymas atliekamas, tai didelė tikimybė, kad mėnesio gale jis tą greitį, sakykime, jeigu limant adekvačiai su 1.2 ir 1.3, jis pajus ant detalių kiekio, ant darbo tempo ir panašiai. Jeigu jūs esat viską nuo A iki Z darantis žmogus, jums tas ginklas jis nieko neimponuoja. Sekantis dalykas yra irgi Lietuvoje neaktualu, daug kas dirbant ant seniai dažytų paviršių ir panašiai. Bet yra, sakykime, A klasės pilnas restauravimas. Tai reiškia, arba naujos dalys dažytos kataferonu, arba šitą pašalintas, sakykime, eisdinant ar kaip nors metalas. Reiškia, tikslas yra lysti į vadinamus mikronus. Angliškai, jeigu pažiūrėsit video, tai dažnai skambės terminas kaip mill builds, nes kai kurie gamintojai mills rašo dar prie šitų mikronų, yra užrašas mills, kita matavimo sistema. Tai reiškia, turi būti minimalus kiekis ir reikia neperlipti maksimalaus. Ir dažnais atvejais, pavyzdžiui, ypač teko matyti, kur Mersuose
šitą atlieka ir pavyzdžiui yra requirementas tam tikrom mašinom, sakykime, jeigu yra nuskustas metalas, seileris pučiasi su tuo, dažai pučiasi su tuo, dvisluoksniai sistema, lako tiek sluoksnių su tuo ir gaunamas reikiamas mill buildas po poliravimo ar panašiai, jeigu ten, sakykime, nesvarbu, kad ir gražiai dažai, vis tiek technologija reikalauja bent vieną poliravimą atlikti. Tai automatiškai gaunasi į tas ribas, o dažniausiai paima kažkoks, sakykime, šitas, įsivaizduokim, paima, daro tą patį, bet vietoj 1.4 panaudoja 1.2 laką, 1.2 pulverizatoriaus skylę, jis užneša 2 lako sluoksnius, jau gaunasi, lako storis mažesnis, dar šiek tiek nupoliruojam ir to pasiekoje UV šitą apsaugą suprastėja ir panašiai. Nu ir jų skaičiavimų teoriškai ten gali atsirasti ilgainiui tam tikros bėdos. Bet čia irgi, mum collisionam garaže, tokiuose, kaip tas sako, pusiau garažai, pusiau šopai, dirbant nėra aktualus. Aš griežtai žmonėm, kurie nėra įgudę, rekomenduoju 1.3 pulverizatorių kaip all-arounderį, neapsikraunat, nesukat galvos. Nes jums 1.5, visokį 1.4 HD bus per sunku, net pavyzdžiui, kas į vataus nečiupinėja, tai aš dažnai net rekomenduoju imkit 1.3 HD negu 1.4 HD. Jeigu atsišaudys su 1.4 HD, tai jums jau 1.3 atrodys per lėtą, bet jeigu pradedantysis, jums 1.3 bus pats tas. Tai va, šiandien video tiek, dėkui, iki.